Įtrauktis prasideda ten, kur baigėsi pavadinimai. Tai, kad mūsų įtraukaus sporto asociacija buvo vienoje kategorijoje, vienoje linijoje su tokiais įkvepiančiais nominantais, mums tai yra didžiulis įvertinimas jau, o tai, kad turim čia, tai ačiū labai. Ačiū už tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybei, kad neįgaliųjų paplūdimį pervadino centriniu. Už tai, kad nutiesė privažiavimą taką prie pat jūros, kad žmonės su ratukais, mamos su vežimėliais galėtų privažiuoti ir paliesti bangas. Mes kaip asociacija labai džiaugiamės ties kiekvienu net minimalių infrastruktūros gerinimu, kiek tai mūsų valioje, patys stengiamės tai daryti, tai iš tikrųjų ačiū už tai. Kitas dalykas, pasinaudodama progą, kad visa sporto bendruomenė pagrindinė tikriausiai yra čia, noriu paprašyti, paskatinti, jeigu tik turit galimybę, atverkit savo sporto duris, erdves visiems žmonėms. Nepriklausomai nuo jų fizinių, emocinių galimybių, ypatybių, pakvieskit juos bent pabandyti. Tai, ką daro sportas, mes patys jaučiam savimi. Ir kiekvienas žmogus turi teisę tikriausiai tai pajusti. Ir paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, tai viena mintė, bet ji yra ne mano. Praėjusią vasarą vienoje iš banglenčių sesijų, tą vakarą tikrai jūra buvo charakteringa, audringa, bangos buvo tinkamos surfinti ir vienas mūsų dalyvis, jis turi autizmo spektro sutrikimą, po užsiėmimo aš jo paklausiau, tai kaip jautiesi, kaip sekėsi, nes jam tikrai puikiai sekėsi. Ir žinot, jis pasakė tokią mintį. Toks jausmas, kad skrisčiau su lėktuvu, bet pats jį valdyčiau. Tai to jausmo, to sportinio jausmo, kai mes mintimis peržengėm ribas, kai mes fiziniu kūnu tai padarom, aš to linkiu visiems ir tikrai visiems. Tai ačiū labai ir Augustai ir Ema, tikrai jų nėra, čia mūsų asociacijos įkūrėjai, jie Portugalijoje ir tikrai neša tą surfinimo vėliavą per save. Ačiū Jums, kad pradėjot, ačiū mūsų visai bendruomeniai, kad augam, kad esam to dalimi ir kviečiam visus stebėti, ką mes darysim toliau, nes bus tikrai šlapių bangų ir daug judesio mūsų pajūry. Ačiū labai.